15-metė Rygiškių Jono gimnazijos moksleivė Saulė Kraptavičiūtė neeilinė paauglė. Mergina ką tik išleido jau 3. savo romaną ir sako, tą padaryti galėtų kiekvienas. O ji pati rašyti pradėjo dar 4 klasėje. Aš kai būdavau maža, skaitydavau labai daug knygų ir vieną kartą pagalvojau, jeigu kiti gali parašyti knygą, kodėl aš negaliu. Tai, kai pasakiau, taip ir padariau, pasirodo, kad visi gali parašyti knygą. Tik tai, nežinau, reikia įdėti darbo, bet aišku, pirma knyga rašiau dėl smagumo, čia buvo kaip nauja veikla smagi, kaip hobis, o dabartinė 3 knyga rašyta jau labiau kitiems žmonėms, išvystyta labiau istorija, veikėjų charakteriai. Pirmąją knygą Saulė parašė būdama vos 12, netruko gimti ir 2, o dabar gimnazistės rankose 3, solidus fantastinis romanas Mirtinės keliu. Mirtinės keliu, mirtinė yra mirtina liga, jau galima pasakyti, kad mirtina iš pavadinimo. Ir pagrindiniai veikėjai yra Sidnė, jai 15, ir knygoje kaip ir vyksta tokia apokalipsė, nes siaučia mirtina liga ir visi išsivažinėja į šalies Nados sostinę Livenly, nes ten saugiau. Ir visa knyga apie Sidnės tiesiog nuotykius, kaip bando išgelbėti savo sesutę. Parašyti šį jaunimui skirtą romaną autorė sako užtrukusi pusmetį, o apskritai skaičiuojant, 1 gimnazijos klasėje besimokanti mergina per metus išleidžia po knygą. Tikrai ne kiekvienas suaugęs rašytojas galėtų pasigirti tokiu produktyvumu. Aš turiu, pasakyčiau, lakią fantaziją. Aš pati savo galvoju, kuriu istoriją, siužetus, veikėjus. Ir, tiesiog taip jie ir gimsta. Aš manau, kad kiekvienas gali parašyti knygą, jeigu tu įdedi darbo ir jeigu tu to labai nori ir įdedi laiko, manau, kad visi gali. Saulė Kraptavičiūtė sako rašymui skirianti tikrai labai daug laiko ir įdedanti be galo daug darbo. Tačiau paklausta apie mokslus tikina, kad mokytis rašymas netrukdo. Laiko lieka ir vadovėliams. Be to rašymas praturtina ir brandina ir ją pačią. Kai aš aprašau veikėjus ir jų charakterius, aš labiau suprantu, kaip ir realiam gyvenime tokie žmonės, nežinau tiesiog koks jų charakteris, kodėl jie taip elgiasi, kokia jų motyvacija ir taip toliau. Kai rašai, labai daug sužinai apie žmonės. Kol kas mergina planuoja savo ateitį sieti su menu, o ar rašymas bus to dalis, sako dar nežinanti. Tačiau vaikystėje ir paauglystėje startavus su 3 romanais paeiliui ir jau galvojant apie 4, labai tikėtina, kad Saulės Kraptavičiūtės vardą dar tikrai išgirsime.